Sveiki bičiuliai, šiandien trečioji mano žvejyba ungurinė. Ungurius pirmą aš parodžiau, nufilmavau, antrą kartą to pačioj vietoj, čia 1,5 kilometro žemyn. Sėdėjau antroji žvejybai, tai žvejojau. Irgi pagavau 4 ungurius, kibimų turėjau gerokai daugiau, bet buvo jie tokie silpnoki kibimai, nepasikirsdavo, tik už luputės ištraukiau. Ir 4 ungurius, gal šiek tiek silpnesnius, porą po 200 gramų, vienas 400, vienas gal 300. Šiandien, kaip sakiau, 1,5 kilometro į viršų sėdu, sliekai tvarkingi. Laikraščiuose puikiausiai gyvena. Praeitais metais aš čia žvejojau. Irgi pradėjau sezoną būtent šitoj vietoje. Karosai, karpiai pasikabindavo. Buvo visokiausios žvejybos. Bet ar laiką pataikiau jau gegužės mėnesį, ar ten tai buvo, bet aš apačioj gerokai daugiau pagaudavau. Ten žemyn. Bet pabandysiu šiandien čia. Graibštą pasiruošiau. Nes kaip minėjau, praeitais metais pagavom čia keletą šamų. Tokių 7-8 kg karpiai kibo. Irgi iki 8 kg. Tai nebuvo pati prasčiausia žvejyba. Pabandysiu šiandien kas čia. Dabar apie ungurių šiek tiek. Čia, kadangi šita upė yra netoli įtekėjimų į jūrą, tai pagrindinė masė ungurių čia yra patinėliai. Pirmas netoli kranto prieš srovę. Patinėliai, unguriai čia puskelio jau toks laikomas nemažas ungurys. Pagrindinė masė iki pusės kilogramų. 200-300 gramų. Noriu pagauti didelius ungurius. Reikia važiuoti į ežerus arba į upę. Tolyn link Aukštupio. Prancūzijoje bežvejojant. Aš esu pagavęs didžiausią ungurį, čia 2 kg 800 gramų, bet čia jau buvo kalnuose. Va šitoj zonai 2,5, bet čia kitoj upėj, maždaug už 5 km į viršų. Irgi labai sekliai vietai. Mažoji lankeliai, ištraukiau tokį gražų ungurį. Lietuvoje bežvejojant, mano rekordinis ungurys buvo 3 kg 400 gramų. Bet kadangi jis buvo ištrauktas ant ešerio, ant šaminio įrankio, dugninės, tai emocijų jokių nesukėlė. Tas įrankis buvo pritaikytas šamams gaudyti. Tai, o iki 3 kg ir virš 3 dar porą esu pagavęs, bet čia dideli unguriai. Kiek man teko girdėti, Lietuvoje didžiausias ungurys buvo pagautas, bent jau savo šaltiniai, čia neoficialūs šaltiniai. 5 kg 100 gramų. Matomai, ten ko gero net rekorduose, nežinau, yra unguriai, dabar gal fiksuojamis. Sovietmečiu buvo draudžiama juos gaudyti ir nieks nefiksavo. O unguriams čia naudojame sliekus. Pundelis smulkių sliekų, kaip smulkių, nu ne naktinių, turiu omeny. Aš manyčiau, yra geresnis daiktas, jie sukinėjasi, virpa, gal tik aš taip įsivaizduoju, kad tai sukelia jo didesnį norą griebti. Nors šiaip, o patys didžiausi unguriai
Jie yra plėšrūnai. Šis esu pagavęs būtent su žuvelė. Rudenį Lietuvoje labai puikus masalas yra varliai. Bet tai čia rudenį. Šičia bandžiau viską. Žuvelę, žuvelės gabaliuką, vėžio kaklelį vadinamą. Pagavau ant mažiukų vėžiukų ir ant vėžio didelio. Esu pagavęs ungurių. Daug ir ant žuvelės. Jų gal ir daugiau pagauni, bet jie būdavo tai ir didesni. Slieka nuryja, kaip taisyklė, smulkesni unguriai. Unguriams visokie signalizatoriai elektriniai. Manyčiau, kad jie yra nereikalingi. Pas mane ant kaktos prožektorius ir skambaliukas. Puikiausiai susitvarkai. Kiti, sako, naudoja ilgakočius kotelius. Nežinau, ar jie labai čia reikalingi. Aš turiu pasiruošęs visą eilę. Vat, sukęs atsarginių pavadėlių, švinai atsarginiai. Tai aš nematau didelio čia reikalo per kilputę pasikeisti pavadėlį. Aš šitai žvejybai irgi nenaudoju jokių sukučių, čia viskas greitai, kimba ištrauki, nesusuks jisai per tą laiką. Aš nenaudoju, stengiuosi kiek gali mažiau visokio metalo naudoti. Nei sukučių, nei žiedelių. Kilpa pavadėlis, švinukas 10 gramų, jeigu surovė būna 20 gramų, 30 ir viskas. Valas pagrindinis 0,3, žadėjau storintis dėl tų karpių ir šamų, bet kažkaip tai persigalvoju. Karpį nelabai man prie dūšios, o šamų aš pasigausiu ir su kitais įrankiais, šaminiais. O ką, pasižiūrėt, kiek šito laiko. Nu, beveik valandą laiko. Sėdžiu, dar nei vieno judinimo. Dabar yra be 10:07. Kai buvo vėjas, vis tiek kibo. O dabar tuščia. Na ką, pasijungsiu prie kibimo, nes akumuliatoriai mašinai. Iki mašinos man eiti ilgas, kokias 3 minutės. Bet nesinešiu. Taupysiu akumuliatorių. Opa. Aktyvus kibimas prie kranto. O yra. Nu ką, gražus ungurys. Labai gražus ungurys. Antras kibimas. Bet vėlgi nedaug įrėjęs. Antras kibimas už lūpas. Bet prie kranto. Metu į vidurį, o kimba prie šito kranto. O šito pačio. Opa. Yra. Ir neblogai tampas. O, praėjo gal. Praėjo 5 minutės. O, velnis. Praėjo 5 minutės, ištraukiau antrą. Šitas gal šiek tiek mažesnis. Bet va,
Kimba tik tai į lūpą. Čia kas per gigantas. Nu, net va, tik jau užkimba. Šamą žvejočiau. Būtų šamai. O dabar ką? Keliauk. Kažkas makaluojas. Greičiausiai ungurys. Čia ilga meškerė reikalinga, nes krantas labai status ir apie 2 metrų aukščio. Nu ką čia, ungurį. Nu, ungurys tvarkingas. Gražus. Gražus ungurys. Su man truputį ir papainės. Žak, ištisiai. Opa. Jau čia neužsikabinimas. Ant to pačio, kur pirmą ištraukiau, dabar traukiu. Kai prasidėjo kibimai, vienas po kito, 7 valandą prasidėjo ir dabar ištisai kas. Greičiau negu kas 5 minutės. O, koks gražus. Koks gražus ungurys. Šitas didelis. Čia labai gražus ungurys. Iš tų tvarkingų. Va, noriu parodyti. Tokie kibimai buvo, 2 kabliukai, dabar 2. Nėra patys didžiausi, bet va jie 2. Na, aš jau namuose, savo sodelėje. Pas mane krepšte 9 unguriai. Tai ką šiandien pagavau. 4 gražus, 5 taip silpnoki, bet 3 kg susirinks prie visos. 3 valandas šiandien pažvejojau, nuo 6 iki 9. Pats aktyviausias kibimas buvo pusvalandį sutemus, tai maždaug nuo 7 iki pusės 8. Po to šiaip kibo ir prieš išvažiuojant namuose buvo keletą tokių gan stiprių kibimų, staigių, bet jie nepasikirto. Čia ne unguriai. Tai aš pabandysiu pasiieškoti gal smulkesnių sliekelių ir kažko panašaus ir išsiaiškinti, kas ten man kibo. Bet ne unguriniai ten kibimai buvo. Kažkokia žuvis. Na ką, aš žvejyba patenkintas, sezonas įsivažiavo. Vakaras, aš iš savo sodelio greitai pasifilmuoju. Gero jums kibimo, geros nuotaikos. O aš patenkintas.